Energiją rodo Trejšonas Tarmanas, atkovodamas kamuolį puolime. Bruksas iš kampo ir tik per plauką kamuolys išsisuka iš lanko, bet trečią šansą susikūrė Wolves Twins, bet abiejų komandų pataikymo procentus, nei vienas iš jų uždaryti kelius. Birutis gerai nusimeta kamuolį iki tritaškio, ten Giedraitis prameta, bet čia pat nutraukia varžovų ataką. Tarmanas šlupčiodamas grįžta į gynybą, jam grįžti pilnai net nereikia, kadangi ir Wolves Twins, bet Tayloras palei galinę liniją įveikė Sirvydžių gynybą, Birutis sugeba blokuoti Tayloro metimą. Miniotas išnyra iš baudos aikštelės, kontroliuodamas kamuolį, suteikė šansą Tarmanui mesti iš toli. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Gyvenimą Europoje tiek kitiems. O čia antrą sekundę po praleistų taškų Kavanas jau pelno dvitaškį su pražanga kitoje aikštės pusėje. 22 sekundės degė atakos laikmatyje Minioto. Amerikietis išsiunčia kamuolį iš baudos aikštelės Andriusui, galiausiai pats Tarmanas gauna kamuolį, meta dar vieną kuriosišką metimą, bet kiek kamuolių renka Wolves Twins, bet ir vėl tas... Tai tikrai Vilkai savo atkovotais kamuoliais susikūrė tą ir grįžo į rungtynes. Tikras paaiškinimas. Matome Miniotas prieš Francisko likęs po krepšiu. Ir puikiai išnaudoja savo ūgio persvarą, kantriai sužaidžia. Yra būdas, kuriuo jis gali būti labai naudingas žalgiriečiams. Miniotas suranda Mareką Blaževičių, puikus perdavimas. Andriusas iki pat galinės linijos, bet palaiko gyvą driblingą. Ir vėl Miniotas Blaževičiui. Kokio grožio, tų paeiliui rezultatyvūs perdavimai, ta aukšta ūgių prieš buvusius savus. Ar čia vienas tų atvejų, kur buvusių nebūna? Tai čia sunku pasakyti, bet... Ir abiejų komandų žiūri, baksnoji. Tayloras priima perdavimą ir sugeba čia susitvarkyti su varžovo gynėjų. Jų klaidos tai 5 Žalgirio perimti kamuoliai. Visos tokios atviro žaidimo situacijos, o čia koks derinys po pertraukėlės ir... Kontrataką ir 7-0 atkarpą iš Žalgirio pusės. Tarmano super sudėtingas metimas, bet Bruksas ima kamuolį, susigaudo, kad nieko nėra greta jo ir dėjimų iš viršaus pelno pirmuosius. Būtent tą ir akcentuoja Makro. Tayloras palieka užnugaryje Brazdėjį, perdavimas Kamanui, Kamanas laisvam Tarmanui per Smailą Gečiaus. Sėkminga šeimininkų atkarpa. Tais atkovotais kamuoliais, nors skirtumas yra net dvigubas. Ir dar sykį pavyksta apsiginti Kauno Žalgiriui. Francisko greitame puolime perdavimas Butkevičiui. Bruksas. Įspūdingas gynybinis epizodas. Ir čia Aleno Smailą Gečiaus pražanga prie... Andriusas. Kamanui šis atsisako užtvaros, veržiasi kitą pusę, 2 taškai su pražanga. Anthony Kamanas su jau 17 pelnytų taškų šį vakarą. Puikiai. Andriusas pašokdina Dunstoną, Bruksas į kampą Taylorui, laisvas iš toli ir Wolves Twins, bet vėl priekyje ir ta itališka šachmatų partija tęsiasi toliau. Gera šeimininkų atkarpa. Kamuolys matėme ir porą kartų Davidui Sirvydžiui išsprūdęs kamuolys tapo rezultatyvių perdavimų. Tai galbūt žalgiriečiam yra tokia diena šiandien. O čia Davidas Sirvydį gynyboje tiesiog pasibalnoja. Trejšonas Tarmanas pašokdintas. Pirmasis taiklus metimas šiandien. Butkevičius į baudos aikštelę Biručiui ir ten Trejšonas Tarmanas blokuoja Lauryną Birutį. Krekenavos, kai norisi mėsos, epizodas jūsų ekran. 60-62. Žemaičio 2-2 su Blaževičium, veržiasi iki galo Kristupas Žemaitis ir lygina rezultatą. Šiai sudėlio kojas, geras kojų darbas, kažkiek įspūdingas ir pasmetimas, o čia antrasis šansas ir Tarmano pakartojimas. Dėjimas, kur atrodė, kad net kuri komanda šio vakaro dvikovoje. Klysta. Iki galo klysta Vilkai ir čia pat kamuolį jiems. Ir daugiau negu beveik 5 minutės taškų nerinkę Vilkai pagaliau nutraukia tylą. Čia jiems pavyksta ir apsiginti.